Sveiki. Antra dalis – namai po žemėm. Pirmoji daly labai išsiplėčiau, todėl dabar noriu parodyti šitoj daly, kiek tie namai po žemėm. Todėl labai gerai matosi Čia Kauno rotušė, kasinėjimai. Pačioj rotušėj tai namų fragmentai, čia arkos po žemėm. Šitų dalykų kažkaip nerodo per teliką. Senamiestis, Kauno senamiestis, toj dasikasim iki... Va, taip senieji namai, kai kurie griūna, niekam jie nerūpi. Čia Perkūno namai. Irgi apie jo šnekėjau, čia iš visų pusių. Vilniaus gatvė Kaune. Šitas pastatėlis irgi labai įdomus. Jisai, kaip matot, duobėje. Įėjimai visi į jį duobėje. Jisai atkastas įėjimas. Perkūno namai, kiemas. Kita pusė. Na va. Čia labai gerai matosi, kokiame gylyje tie namai. Va. Namas, tas pats namas ir va. Tiek jisai įkastas, dar įkastas į žemę. Čia net arkos matosi, va, langai uždengti, o va čia vadinamas pamatas. Nors dar klausimas, ar čia baltas marmuras, tai čia nežinau dar. Kas žemiau, tai dar neaišku, nes visa Kauno pilis, Kauno sienos buvo iš pradžių iš tokio balto marmuro. Toliau. Va. Čia irgi matosi. Va, atkas namas kaip tikras lygis ir dar va arkos ir požeminiai praėjimai. Toks vaizdelis. Raudonų plytų namai. Va, jie čia taip paviršiui atrodo. O va taip va. Arka. Tikras lygis dabar kaip gatvė. Ir apačioj va matosi. Apačioj matosi kaip atrodo dar kiek jisai pakastas po žemėm. Balti blokai. Balti gražus blokai kaip piramidėse suleisti nepriekaištingai ir po to akmenų krūva bile kaip sumesta. Atrodo, kad čia po kažkokio didelio įvykio, kažkokio baisaus įvykio, nes... O po to vėl tie namukai sutvarkingėja, ant jų jau pastatyti, jie gražesni. Va. O šitie va dalykai va po žemėm. Va. Žmonės vaikšto, va čia tas tikras lygis ir va. Tiek jie po žemėm tie nameliai. Va, čia labai gerai matosi. Čia vat labai gerai matosi. Šitas va. Lygis po žemėm. Taip va tie nameliai. Jie užkasti. Va matosi viršutinė gatvė ir va tiek jie ir dar giliau, dar po žeme.
toks va čia, toks vaizdelis. Na, vienodam lygiai ir leidžiame žemyn, va, ir jie 3-4 metrai po žeme, bet jie dar ne viskas, dar ne galas, dar ne pabaiga. Tai pabandysiu čia dar sumažinti. Va, tokiam lygiai, va šitas visas dalykas. Ir kaip jie atsidūrė po žemėm, papasakosiu vėliau. Va. Tokie va dalykėliai. Senamiestis ir va tiek va parausta viskas po žeme. Privati valda. Va tokie va pastatėliai, va viskas, va, arkos, va, kasta, nekasta, va čia dar arka kažkokia, kažkoks pastato dar nenori kasti visiškai. Ir finansų tokiem dalykam trūksta ir noro įsiaiškinti, ką čia nuo mūsų kas slepia, va, prašau. Tie patys namai, va, kur duobėje. Ir tie patys namai va, už tos duobės, vis jie autentiškai tokie patys, jeigu juos kastumėt, rastumėt tokius pačius, tiek pat dar visko po žeme. O tokie va dalykai. Čia užkonservuota jau 3 metai gal ar daugiau, net nežinau. Ir taip, ir reikalai merdi, nieks apie juos nieko nepasakoja, tokie pusiau paslaptingi dalykai. Atkasta riokso, kas prie ko ir dėl ko, mūsų mokslo bendryje labai kažkaip nenori apie tai šnekėti. Va, tarp po žemę užmūryta, čia gali su vežimu pro ją važiuoti. Bet ir kaip viskas atsirado po žemę, istorija nutyli. Kaip mum aiškina mokykloje, tai čia yra kultūrinis sluoksnis metras per kelis šimtmečius, tik tai gal net ne metras, pusę metro per kelis šimtmečius susikaupia kultūrinis sluoksnis. O čia, va toks sluoksnis kultūrinis, va, Rotušės aikštė ir va, dar va po žemę, va matosi arkelė, taškas, langas. Tai va, tokie va pastebėjimai šitoj daly. Tai tom kart tiek nevarginsiu.